Sveiki pilotai ir pilotės, šiandien yra rugsėjo vidurys, lietinga tokia diena, manau pats laikas yra pasidomėti kitų metų čempionato planais, taigi pristatau Jums turimą informaciją apie kitų metų pasaulinį čempionatą, taip yra numatyta, kad jis jau bus pasaulinis, vyks Prancūzijai vasaros gale, taigi raginu pasižiūrėti ir pagalvoti apie dalyvavimą. Važiuojam žiūrėti. Taip, svarbiausia informacija, kur ir kada. Tikiuosi matot mane čia kampe. Kur? Prancūzijoje. Parodau iš karto vietą. Ne taip toli nuo mūsų, tai yra šiaurės rytų Prancūzija. Vieta vadinasi Chamblay. Pabandžiau prancūziškai ištarti. Atstumas iki jos yra beveik 800 km, visai įveikiama, čia nuo Kauno. Galima skristi, galima važiuoti per vieną dieną. Ilga bus diena, bet įveikiame per vieną dieną, jeigu kas nori be nakvynės. Galima per 2 dienas, kad su visais kemperiais lėtai su išsimiegojimu nuvažiuoti. Toliau. Data. Data geriausiai parodyta yra čia. Tarp kitko, va. VMC 2025 puslapis. Galite sekti jau informaciją. Data. Nuo 3 iki 16 kitų metų spalio. Taip, iškart žiūrim į kalendorių. Kitų metų nuo 3, tai yra nuo šeštadienio, ten visi pradžia. Netiksliau nuo sekmadienio, atsiprašau, tai reiškia šeštadienį, sekmadienį galima keliauti, tada yra treniruočių dienos ir 9 dieną yra atidarimas, tada yra 7 dienos pačių varžybų iki 15, 16 dieną yra uždarimas, 16 po pietų po uždarimo jau galima išvažiuoti, pusę dienos važiuoti, pusę sekmadienio gero važiuoti ir sekmadienį vakare jau spėti atvažiuoti į angarą, viską susikrauti, nusiprausti ir 18 šokti jau į darbus. Tai va, 2 savaitės, labai, man atrodo, patogus laikas. Tai va, informaciją, žodžiu, ant šitam puslapį galite sekti. Beje, yra dar vienas paramotoristams svarbus puslapis. Galite sekti čia informaciją apie pasaulinį paramotorų čempionatą, kuris vyks tam pačiam aerodrome, savaitę ar 2 po mūsų čempionato. Tai bus ne endurance, ne slalomas, o klasikinis paramotoro čempionatas tam pačiam aerodrome. Galite sekti informaciją čia. Taigi, toliau. Yra tokios skaidrės, aš jums jas trumpai pristatysiu. Jeigu norit patys jas susirasti, yra linkas arba galit Google'e susirasti tiesiog FAI Microlight Championship France, pirmą nuorodą. Taip, tai važiuojam toliau. Vieta jau parodžiau, ne? Šiaurės Prancūzija. Graži vieta. Beje, dėl kalnų, dėl vietos, kalnai dideli, čia apie 1,5 kilometro aukščio, kilometras gal va čia prie Strasbūro, bet mes tiek toli neskrisim, skraidysim kažkur va šitoj zonoj. Čia šiek tiek tokių nelygumų yra, tai kam įdomus yra reljefas, tai čia va apie 400 metrų aukščio va tokie kažkokie kalniukai. Ne super, bet vis kažkas įdomiau pasižiūrėti negu pas mus tos plokštumos Lietuvoje. Taigi aš manau bus visai įdomu. Dėl pačio aerodromo. Didžiulis, tikrai didžiulis yra aerodromas. Angarai, ką čia dar rašo apie takus. Takai bus didžiuliai. Yra, žiūrėkit, papildoma informacija šitam puslapį Pilot skiltyje. Iš viso bus 3 takai ir vienas šitas pats mažiausias bus skirtas yra grynai varžyboms. Tai nuotraukui pavaizduoti yra šitie 2 angarai ir šitas takas. Nuotraukoje aš turiu omeny šitą nuotrauką. Čia tas takas, jis tikrai yra pakankamai didelis. Vieta, čia daug visokių renginių jie rašo, pas juos buvo, viską jie čia organizuoja. Kas toliau? Dėl zonų, kažkokių CTR, čia baisulinių tokių aš nemačiau, viskas yra taip pakankamai toli, čia per vidurį. Viskas ok. Organizatoriai, šitam tik tatuiruočių čia trūksta. Čia toksai piktas dėdė. Taip, čia sako, kad bus truputėlį trumpesni taskai dėl gamtos apsaugos. Jie turbūt turi tai parašyti. Kas svarbu dėl žemėlapių. 1 prie 250 tūkstančių, reiškia bus kaip Anglijoje, pakankamai nedetalūs žemėlapiai. Sistemą jie naudoja kažkokią savo ir aš tikiuosi tai gerai bus veikianti sistema, nes Anglijoje buvo problema, kad mes neturėjom kiekvieną dieną aktualių rezultatų, mes nežinojom, kokioje tu esi pozicijoje, aukštai, žemai ir patys rezultatai vėlavo.
Tai jie čia apie tą savo sistemą pasakoja, kad jie, žodžiu, ir tavo apskritimą, pavyzdžiui, vat jie čia gali viską apskaičiuoti ir kad viskas bus greitai. Tai čia nesmė, įdomus dalykas yra čia. Jie sako, kad galimai naudos ir live trackingą. Tai vat jie čia rodo Air Sports. Žiūrėsim, kaip vat šiemet ispanai išsibandys ir kaip visą tai realiai veiks. Bus įdomu stebėtojams, jeigu vat bus tokia galimybė realiai rodyti viską gyvai. Nu, video, aišku, nebus, bet bent jau vietos, jeigu rodyt ir žiūrovai galės vat sekti, pavyzdžiui, vat tokį vat koridorių arba kur palei liniją reikia skristi, na tai bus tikrai labai įdomu. Dėl datų aš jau sakiau, čia truputį neteisingos datos, na ir čia bendri tokie dalykai. Taip, dar vienas toksai klausimas, pilotai galvoja, kad oi, čia toksai didžiulis renginys, o aš taigi ten su savo skuduru skraidau, ten aplink savo trobą, man ten baisu ir išvis čia. Tai aš noriu padrasinti, ten susirenka visokių pilotų. Jeigu jūs skrendat bent 30 valandų per metus, tai yra normalu ir dalyvauti galima. Patirties prisirinkti kaip minimum tikrai ne tai, kad galima, čia yra labai puikia galimybė tobulėti ir treniruočių metu čia vietoj ir tenai nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip visą tai vyksta ir susipažinti ir pasižiūrėti, su kuo ten kiti žmonės skraido. Ir svarbus dalykas, ką aš norėjau pasakyti, kad vienvietėse skraidyklėse, kaip pavyzdys, pirmos 3 vietos nebuvo nei jokios superinės skraidyklės. Yra senos, labai paprastos. Na, pirmo vietoje, žinot, šitas Chaseris, žiūrėkit, paprastas Chaseris, 337 variklis, jiem jau 30 metų, tam 30 ten kiek tai. Dvitaktis, reiškia, neekonomiškas. Greičių diapazonas, jis yra mažas, trimerių jokio nėra. Reiškia, kad bent 15 minučių aš galėčiau išlaikyti kažkokį tai greitį, tai diapazonas yra nuo kokių 70 iki 95. Tai mažas, 25 km/h, nu, varžybom reikia kiek įmanoma daugiau. Tai, nu, tikrai nepasakiškas kažkoks aparatas. Toliau, antroje vietoje Hazard 12. Tai aš jums parodysiu, kaip tas Hazardas atrodo. Va, žiūrėkit, Hazardas. Čia varžybinis, vienas dalykas pas jį yra HKS, na taip, jis yra ekonomiškas, jis valgo ten kokius 5-6 litrus, tai ekonominėse rungtyse jisai laimėjo, bet to ekonominių rungčių yra maksimum 25% nuo visų rungčių, tai nėra daug, tai aš su savo dvitakčiu irgi dalyvauju ir susirenku tų taškų, tai nestebuklas, žiūrėkit, nu, linginė pakaba, kažkoks senas sparnas, net nežinau, koks čia paprastas, nu visiškai nieko čia stebuklingo nėra. Toliau, 3 vieta ir Creation iFun Racer. Tai va čia šitas Racer. Creationas jau nebegamina jų, čia yra senas modelis. To, ką čia dar jums iš arčiau parodyti. Paprasta pakaba. Tiesa, dar dėl šito Racerio, ką pats pilotas Giljemas pasakojo, kad jo yra realiai tik tai propeleris. Variklis su visų vežimėliu ten kažkoks draugas paskolino, bakas yra komandos, uždėjo tą varžybinį baką, nes reikia tiksliai kūrą žinoti varžybų metu. Sparną gamintojas davė varžyboms. Viskas, ta prasme, čia surinktas prieš varžybas, aš nežinau, ar jisai ten iš vis treniravosi, su juo ten skraidė, bet savo 3 vietą. Taip, kad nereikia ten bijoti ir čia kažko tai ruoštis, kažkokių stebuklų ir ten, nežinau, kilpą svorį išdarinėti. Ne, reikia pasitreniruoti ir važiuoti dalyvauti. Tai tiek žinių, postinsiu daugiau naujienų apie ateinantį čempionatą, sekit naujienas, lipdom komandą ir lekiam. Galim dar pasakyti, no pasaran.